Sveiki gyvi investuotojai, sveiki sugrįžę į mano mėnesinę ataskaitą, šį kartą balandžio 2 dienai. 8 ryto įrašinėju šitą pristatymą, kartais galvoju, ką aš darau, čia pasidėjęs ant knygų kompo, filmuoju save, bet aš taip nusprendžiau kiekvieną mėnesį, kadangi aš investuoju ne tik savo pinigus, taip aš pristatau skaidriai mūsų investavimą. Tai aš pasirinkau tokį būdą, o galų gale, jeigu nieks ir nežiūrės, tai bent jau pats po kelių metų galėsiu pažiūrėti, sugrįžti savo logiką, savo klaidas, ką aš išmokau, ko aš neišmokau, patį mąstymą suprasti ir labiau analizuoti galėsiu. Tai va tiek. Top 10 mūsų kompanijų per kovo mėnesį nelabai kas pasikeitė. Turim 1,3% judėjimo aukštyn savo portfelio per kovo mėnesį, alakuota papildoma suma 8 000 eurų. Ganėtinai nedidelė suma, palei tai, kiek iš tikrųjų galbūt norėčiau ir daugiau, bet priežastis, kad tiesiog mes alokavom didesnį sumą prieš tai ir pasilikom mažiau rezervų, mažiau laisvų pinigų. Tai tikiuosi, kad pavyks daugiau alokuoti per ateinančius 2 mėnesius už didesnės nuolaidas įsigyti papildomai kompaniją. Įdomumo dėliai, tai mūsų portfelis judėjo aukštyn, nors ir nedaug, bet per 1,3%, priešingai negu visa rinka, krito apie 5-6% per kovo mėnesį. Priežastis yra, daug nereikia čia gilintis ir ieškoti priežasčių, tiesiog mes kadangi investuojam į individualias kompanijas, kurios jau ir taip buvo pakritusios ir nuvertintos daugiau per vasario mėnesį, tai tiesiog mažiau erdvės turėjo, kristi per papildomas kažkokias rizikas. Ir šiaip, kadangi investuojam į individualias kompanijas, tai tikrai nejuda mūsų portfelis vienodai su rinka. Ir papildomai rodiklis gali būti, kad nemaža dalis mūsų portfelio alokuota į gynybos kompanijas, kurios šiaip nejudėjo irgi labai pozityviai dėl karo žinių, o labiau irgi negatyviai judėjo žemyn. Bet koks buvo pozityvumas, tai labiau iš kriptovaliutų. Kriptovaliutos elgėsi labiau kaip auksas negu pats auksas, kuris krito per kovo mėnesį, o kriptovaliutos judėjo aukštyn. Tai tokie įdomus dalykai. Kaip ir minėjau, iš laimėtojų labiausiai mes turim kosmoso kompanijas per kovo mėnesį. Spire Global, Iridium Communications, Kongsberg Gruppen, satelitų gamintojai ir tinklo operatoriai ir su gynyba labiau surištos kompanijos, bet iš tikrųjų jos judėjo aukštyn labiau ne dėl kažkokių fundamentalių priežasčių, o pagrinde dėl bendro hypo kosmoso šiaip pramonėje, dėl SpaceX būsimo IPO viešo listingavimo. Tai nelabai turiu daugiau ką pakomentuoti apie tai. Kas įdomiau yra, kodėl, pavyzdžiui, krito kompanijos tokios kaip Rolls-Royce, tokios kaip Indra Sistemos po 15 ir 25%, nors dėl kaip ir karo jos kaip tik turėtų kilti aukštyn, nes jos yra tiesiogiai su tuo surištos ir gaminančios karo pramoniai nemažai visokių elementų, elektronikos ir taip toliau. Aš galvoju, priežastis gali būti, kad kaip pavyzdys Rolls-Royce, kad kadangi yra listinguojama UK, tai UK FTSE indeksas labiausiai krito per kovo mėnesį, apie 8-9%, tai kadangi ta kompanija, visos kompanijos yra tiesiogiai priklausomos nuo indekso ir bendrai nuo rinkos judėjimo, tai galbūt tai paveikė tas kritimas dėl to, kad, pavyzdžiui, rinka neigiamai reagavo į tuos naujus sutrikimus lėktuvų pramoniai bendrai, kad buvo daug skrydžių sutrikimų ir kad tai paveiks ateities pelnus.
oro bendrovių, o oro bendrovių taip pat kas yra susijęs su jom, tai lėktuvų gamintojai, variklių gamintojai, tokie kaip Rolls-Royce, kaip Indra sistemos. Bendrai šiaip apie šitą kokia yra mano nuomonė, kad jeigu tu skiri 15 minučių per metus makroekonomikai, tai tu iššvaistei 15 minučių, nes prognozuoti palūkanų normas ar recesijas yra neįmanoma. Čia yra Peter Lynch citata, vieno geriausių visų laikų investuotojų. Per 12 metų ar 13 savo fondo veiklos jis vidutiniškai nešė po 30% grąžą kasmet. Tai vienas iš tų super investuotojų, kuriuos mėginu sekti ir kurie visiškai skiria dėmesį fundamentaliai tik tai kompanijas, o ne į makro įvykius. Viena iš įdomiausių grafikų tai yra, kad per vasarį ir kovo iki balandžio pradžios mes turim tokią situaciją, kad technologijų kompanijos šiai dienai pagal PE ratio, tai pagal kiek metų į priekį investuotojai moka už jų pelnus, mes turim šiai dienai tokią pat situaciją, kaip turėjom balandžio mėnesį prieš metus, kada buvo didžiausias baimės ir didžiausi kritimai rinkoje, kada rinka krito apie 15-20% dėl Jungtinių Amerikos valstijų muitų. Tai bet ką istorija parodė, tai buvo geriausias laikotarpis užsipirkti. Tai šiai dienai mes turim vėl tą pačią situaciją, kas liečia technologijų kompanijas, ne visą indeksą. O iš kitos pusės, tų kompanijų technologijų pelnai augo labiausiai lyginant su bet kokiu kitu sektorium ir padešinę tai rodo šitas grafikas. Įsigijimai, kaip ir minėjau, nelabai turėjom daug laisvų pinigų, tai tiesiog įsigijau konservatyviai tas pačias kompanijas, kurias užsipirkinėjau reguliariai jau ir prieš tai. Didesnį dėmesį šį mėnesį skyriau pačiam portfelio viduj korekcijom, tai pardaviau kompanijų už 15 000, pardaviau Block, pardaviau Casey ir pardaviau Intuitive Machines. Priežastis pardavimų buvo todėl, kad norėjau sumažinti riziką, jeigu rinkos kristų ir toliau dėl grėsmių politinių ir karo. Tai kaip pavyzdys yra toksai beta dalykas. Beta kompanijos parodo, ant kiek kompanijos akcijos kaina yra volatili lyginant su rinka. Tai pavyzdžiui, jeigu rinka krenta 10%, tai kompanija, kurios beta yra 2,6 kaip Block pavyzdys, tai kompanija vidutiniškai turėtų kilti 26%, tai 2,6 karto daugiau negu rinka, bet taip pat ir kristi 2,6 karto daugiau negu rinka. Tai aš nusprendžiau šiek tiek sumažinti mūsų šiaip viso portfelio betą, tai reiškia tą riziką, volatilumą, bet jeigu mes kalbam skaičiais, tai čia tos korekcijos mano portfelio visada būna nedaugiau kelių procentų, tai čia buvo 2-3% viso portfelio. Intuitive Machines šiaip tai yra spekuliacinė kompanija, tai nusprendžiau ją šiai dienai iš viso išimti, kadangi su visa kosmoso pramonė ir visų šito boomų jinai judėjo į viršų apie 60% nuo įsigijimo, bet kadangi fundamentaliai jokių nėra pokyčių, apart to, kad vyksta Artemis misija, NASA skrenda į Mėnulį ir taip toliau. Čia toks kaip meme coinas labiau ir, sakau, akcijos kaina, kada juda, nekoreliuoja tiesiogiai su įmonės fundamentalais. Aš geriau atsikratau ir investuoju į tikrai stiprias konkurencinės pranašumus turinčias kompanijas, tokias kaip Airbus. Už 10 000 mes įsigijom naują poziciją, atsidarėm, pasipildėm Intuit, irgi kompanija, kuri šiai dienai yra pigiausia per 12 metų ir turi 70% rinkos ten, kur jie daro veiklą. Tai ir kompanijos turinčios mažesnį betą, mažesnį riziką šiai dienai.
kaip ir minėjau, sumažinta yra šiek tiek spekulacija mūsų portfeliai, pokytis yra 3 procentai mažiau, negu mes turėjom, kaip pavyzdys, 25 metais gruodį. Šiai dienai mes turėjom 11 procentų spekuliacinių investicijų, tai kompanijos arba kriptovaliutos, negeneruojančios pelną ir tiesiog labiau tokios, spekuliacinės, ką ir sako žodis. Priežastis, dėl ko pardaviau Case International, buvo kiek kitokia. Kompanija fundamentaliai tikrai yra stipri. Tiesiog, mano manimu, šiai dienai, lyginant su kita kompanija, kurią aš turiu kaip labai panašiai Case, jinai yra pervertinta. Tai grafikas tą rodo. Dėl naratyvo abidvi šios kompanijos vienu metu buvo labai nuvertintos, tai jų PE, price to earnings ratio, buvo tikrai žemiau 15. Skirtumas tas, kad Case International dabar tapo pervertinta, o Booz Allen Hamilton ir toliau lieka nuvertinta, dėl to mes ją užsipirkinėjom ir toliau. Šitas grafikas rodo tą patį, tiesiog, kad kaip pavyzdys Booz Allen Hamilton beveik yra 3 kartus žemesnis multiplikatorius PE, tai reiškia, kiek akcininkai už kiek metų pelną į priekį moka akcijos kainą, o kaip pavyzdys pelningumas, tai ir free cash flow, ne visai pelningumo rodiklis, bet iš tikrųjų per tą laikotarpį Booz Allen Hamilton pagerino rodiklius pelningumo daugiau negu Case, o akcijos kaina, tas PE rodiklis beveik 3 skiriasi. Tai, nežinau, tiesiog bandau suvesti logiką ir tokia logika buvo, kodėl aš Case pardaviau, o Booz Allen Hamilton užsipirkinėjau toliau. Man atrodo, kad rinka smarkiai nuvertina šią kompaniją. Ir Airbuso užsipirkimo logika, tai kaip ir minėjau, kompanija šią dieną yra pigiausia, kiek yra buvus per 3 metus. Man atrodo, tai yra labai geras įėjimo laikotarpis ir tapti Airbuso investuotoju. Mano pagrindiniai rodikliai, kada aš sprendžiu investuoti į kompaniją, tai aišku, visų pirma yra tai, ar jinai yra šiai dienai pigi, negu lyginant istoriškai, tai Airbusas yra pigus lyginant istoriškai, ar kompanija, jos pajamos arba laisvų pinigų srautai per pastaruosius 10 metų yra auginami po 15 ir daugiau procentų. Taip, Airbuso laisvų pinigų srautai auginami yra netoli 20 procentų per pastaruosius 10 metų. Tai parodo įmonės stabilumą, parodo įmonę, kad mažai susiduria su nedidelė konkurencija, kad labai stiprus yra konkurenciniai pranašumai. Priežastis yra, kad tai yra monopolinės savybės turinti kompanija. Realiai tai yra duopolis kartu su Boeingu, gaminanti lėktuvus. Tai labai svarbus šitie yra faktoriai, kadangi tai potencialiai apsaugo investiciją į ateitį, kadangi yra aukšti įėjimo į rinką barjerai, labai sunku į tokias rinkas yra įeiti, kaip lėktuvų gamyba, kadangi tai yra licencijuota, kadangi tai brangiai kainuoja, taip pat kaip ir lėktuvų dalių gamyba, priešingai negu, kaip pavyzdys, oro linijų kompanijos. Jų yra begalė, jos konkuruoja tarpusavyje ir jų pelno maržos, kuo toliau, tuo labiau ir spaudžiasi, tai investuoti į tokias kompanijas niekada nebuvo gera mintis. Ir kas dar? Oro gynybos sistemos, Airbusas ne tik gamina lėktuvus, tai yra ir gynybos, ir kosmoso pramonės dalis, ir oro gynybos sistemos irgi šiai dienai, dėl ko aš domėjaus labiau, tai yra ta tema. Ir kas man atrodo aktualu šiai dienai. Europoje Airbusas yra vienas didžiausių gamintojų oro gynybos sistemų.
Na ir galų galiausiai, jeigu tu nežinai, ką darai, tai geriausias būdas tiesiog yra kopijuoti super investuotojus. Tai ir mano dabar toks pastaruoju metu yra trendas, kuo labiau padaryti stiprų portfelį ir kuo daugiau apsupti savo investicijas į neįtikėtinai didelius konkurencinius pranašumus turinčias kompanijas, į vadinamus monopolius arba duopolius. Ir iš kur aš išmokau šitą taktiką, tai yra iš super investuotojų Chris Hohn. Jis valdo apie 60 milijardų dolerių turtą per savo hedge fondą. Ir pas jį yra apie 10 kompanijų, kuris yra investavęs. Airbusas yra viena iš tų kompanijų. Na, tai daugiau ir nereikia kažkokių papildomų mano analizių. Jeigu šitas investuotojas investuoja į Airbusą, tai reiškia, jisai planuoja šitą investiciją laikyti apie 10 metų, kokia jo taktika ir koks yra tikslas, kada jis perka ir parduoda kompanijas. Tai aš kiek įmanoma bandau iš tikrųjų kopijuoti tokius super investuotojus ir elgtis kaip įmanoma panašiau į juos, kiek tai yra įmanoma, aišku, kiek įmanoma klausau, skaitau, domiuosi ir taip toliau. Tai Chris Hohn turi apie 10 kompanijų iš viso portfelį ir sakau, jeigu Airbusas yra viena iš jų, tai net nėra kalbos, kad tai yra super monopolis, nes Chris Hohn duopolis. Chris Hohn investuoja tik tai į tokias kompanijas ir į jokias daugiau. Viena iš tų kompanijų įdomumo dėlį, kaip ir pas mus yra Alphabet viena didžiausių pozicijų, pas jį Alphabet yra viena mažiausių pozicijų. Bet vis tiek, jeigu tai yra tarp 10 jų pozicijų, jisai mato tai kaip monopolį. Taip pat palyginimui didžiausia lokacija pas jį yra į GE Aerospace. Ir kartu su Rolls-Royce, su mūsų turima kompanija, kurios jis neturi, bet tiesiog tai yra atitikmuo, ką aš sulyginau, kokią logiką mūsų investicijos palyginant su juo. Tai kad GE ir Rolls-Royce'as yra duopoliai lėktuvų variklių gaminime. Tai yra dvi kompanijos dominuojančios. Tai jisai pasirinko vieną investuoti ir tai rezultate kol kas yra geriausia jo investicija. Apie 30% jo viso portfelio lokacijos, tai pas mus yra atitikmuo, kaip ir minėjau, Rolls-Royce. Vienas iš tų dalykų, kuris jis šneka ir šiaip rekomenduoju pasižiūrėti šitą podcastą apie valandos laiko tiem, kas įdomu bent šiek tiek apie investavimą ilgalaikį ir į stiprias kompanijas. Tai jisai šneka apie tai, kad kokia svarba yra investuoti į didelį konkurencinį pranašumą turinčias kompanijas, į monopolius arba duopolius. Yra tai, kad konkurencija žudo pelną ir jeigu tu investuoji į kompanijas tokias kaip, pavyzdžiui, Block, kurią aš noriu po biškį nusimetinėti, kompanija konkuruojanti su 100 skirtingų kompanijų, neturinti didelių konkurencinių pranašumų, lyginant su bet kuo kitu, tai ilguoju laikotarpiu tai veda į pelno maržos mažėjimą ir tai labiau aš žiūrėčiau kaip investicija trumpuoju laikotarpiu į tokias fintech kompanijas ir taip toliau, bet iš tikrųjų ilguoju laikotarpiu tai Mastercard ir Visa yra vienintelės kompanijos, kurios per paskutinius 20 ar 15 metų iš tikrųjų gražino teigiamas grąžas ir po 10% ar daugiau metus negu bet kokia kita fintech kompanija, kuri užsihypino per kelis metus, padvigubėjo, trigubėjo, bet po to visą tą grąžą sunyksta dėl tų pačių konkurencinių pranašumų. Tai kaip ir minėjau, šiaip seku dabar šitą trendą, kad apsistatyti kompanijom, kurios yra tik tai monopoliai arba duopoliai arba neįtikėtinai didelis konkurencinius pranašumus turinčios kompanijos, bent jau tose srityse didžiausiose, kur jie veikia. Tai kaip pavyzdys, Alphabet, mūsų didžiausia pozicija, užima 90% paieškos internete, ASML užima 100%, kas yra įdomu, apskritai daugiau turbūt nėra atitikmų tokių kompanijų kaip ASML.
savo rinkos, kaip ir minėjau, Rolls-Royce, 50% variklių narrow body lėktuvams. Kas įdomu, iš tikrųjų, Bitcoinas irgi turi tik 4%, jeigu mes lyginam jį su auksu. Aukso rinkos kapitalizacija 30 milijardų, Bitcoinas ten apie 2 milijardai. Tai, taip, tai nėra monopolis iš šitos pusės, bet tai aš žiūriu labiau iš tos prizmės, kiek yra galimybė augti Bitcoinų ir užpildyti vis didesnę rinką aukso vertės. Ir kaip mano minėtas Duolingo, 80% rinkos ir taip toliau. Tai vis labiau planuoju apsistatyti stipriom kompanijom ir toliau mažinti kompanijas ir apskritai mažinti skaičių kompanijų, kiek aš investuoju mūsų portfelį. Tai dabar mes turim apie 20 kompanijų. Ateityje aš norėčiau tikrai turėti mažiau 20, galbūt 15 kompanijų. Diversifikacija, jinai nėra blogai, apsaugo nuo didelių kritimų, bet mano supratimu tai labiau padaro tą grąžą vidutinę į rinkos, bet mano tikslas yra investuoti šiek tiek agresyviau. Tai tiek šiam kartui, ačiū, kad žiūrite ir iki kito karto.